Seną Subaru šilelio ekraną pakeitėm naujų aftermarketinių Android ekranų. O čia kaip tik mums skambina ir Šernas. Turėtų atsirasti užrašas, kad skambina Šernas. Suprato, kad užsieniečiai nepirks tokių mašinų, kurios atrodo kaip 20 metų senesnės. Tai Subaru markės mėgėjams turim irgi pasiūlymų atsinaujinti savo senas multimedijas, su kuriuom, nieko kaip ir nenuveiks iš esmės. Naudingų funkcijų neturi, pasiklausyti radio, įsidėti ant diską ir viskas. Bet turim opciją įdėti aftermarketinį Android ekraną, su nauja operacinė Android sistema, žodžiu, jis turi ir CarPlay'ų, daug funkcijų, keliaujam ir galėsim pažiūrėtis. Jau pradėjo japonai atsigaudinėti su dizainu, suprato, kad užsieniečiai nepirks tokių mašinų, kurios atrodo kaip 20 metų senesnės. Dėl to mes ir keisim šitą originalų didelį griozdžą ekraną. Aišku, jo nekilnoja mašinai, neišiminėjom, bet su šituo ekranu nenuveiksi tų kažkokių dalykų, kalnų, taip sakant, nenuversi. Dėl to turim tikrai sprendimą neblogą, net sakyčiau gerą atsinaujint, įdėti naują Android ekraną, kuris neišsikišęs, neišlenda kažkoks ten arba neklijuojamas, kaip daugelis pardavinėja, kuris gražiai telpa į originalo vietą. Iš esmės net nepasakysi, kad ne originalas. Pasakysi gal, bet šiaip labai gražiai. Vairo mygtukai visi veikia, viskas prisiriša, telefonai prisiriša, mikrofonai lieka, žodžiu, dėl to irgi galvos sukt nereikia. Turėsit Android operacinę sistemą, tai yra Google parduotuvė. Visos aplikacijos, kurios yra Google Play parduotuviai, bus pasiekiamos jūsų ekrane. Kol būsit parduotuvės aikštelė ir sėdėsit ar lauksit ar kažką, nežinau, veiksit, norėsit, yra Netflixas, YouTube'ą pasileist galėsit, dar visokių programėlių, nežinau, žaidimų galėsit rašyti, pamaigėt. Ta prasme, veikia iš esmės kaip planšetė, bet turit visą Androidą. Kam nereikia visų šitų dalykų, galit pasileisti tiesiog CarPlay. Vieną kartą pririšit telefoną, įsėdus automatiškai CarPlay pasileis, leisit iš telefono taip pat muziką, žodžiu, viskas sinchronizuosis. Taip pat stiprios muzikos mėgėjam, kurie nori įsidėti subus. Subas taip pat jungiasi prie šios multimedijos. Taip, kad susiriša puikiai tiek su pačia mašina, tiek su papildomais bosavykais ir kitais reikalais. Su galiniam kamerom beje irgi. Gali prijungti priekinę dėtis galinę kamerą. Žodžiu, viską šitas Androidas turi, ką sugalvosit prie jo jungti papildomai iš elektronikos. Aš manau, tikrai pajungti įmanoma, bent jau mes tai tikrai galėtume pajungti. Be naršyklės, Netflixo, YouTube'o dar parodysiu svarbų labai momentą, ką ir minėjau, tai CarPlay'us. CarPlay'us yra belaidis, telefono laidų jungti nereikia. Vieną kartą prisijungus, kitus kartus atsisėdant, telefoną multimediją pagaus iš karto ir galėsite naudoti savo mėgstamomis CarPlay programėlėmis. Šią multimediją galėsite naudoti su jau buvusiu automobilio mikrofonu arba su naujai išvestu mikrofonu. Taip pat galėsite sudėti priekinę galinės kameras, kaip ir minėjau, žodžiu, atsiliepti į skambučius. O čia kaip tik mums skambina ir Šernas. Jeigu norit į savo Subaru automobilį, bet ir ne tik Subaru, tokios multimedijos, parašykit mum, paskambinkit arba kitaip susisiekit ir tikrai surasim sprendimą, kuris labiausiai tiks jums.